kartais pagalvoju, kaip sunku iš tikrųjų yra tyrėjam įvardinti, kas yra kalts kažkokiuose konfliktinėse situacijose, net nešnekant apie ginkluotus užpuolimus ar susišaudimus, kaip juos įvardinti. Tiesiog įvyko, pavyzdžiui, kur nors muštynės, kur nebuvo kamerų, kur nieks nematė ir tada sėdž tyrėjas prie popierių už kokios savaitės ir jam reikia nuspręsti, kas buvo kalts tose muštynėse. Aišku, kad abi dvi pusės sakys, kad kita pusė kalta. Aš lenkiu galvą prieš tos žmonės ir tikiuosi, kad jiems kiekvieną kartą išeina iki galo išsiaiškinti, kas iš tikrųjų buvo kalts. Bet jeigu šnekam apie ginklus ir ginklo panaudojimą prieš užpuoliką, aš manau, kad yra visiškai logiška, kad jums reikės šiokius tokius kryžiaus kelius nueiti. Vis dėlto, jūs panaudojat šaunamąjį ginklą prieš žmogų, tai mano bent jau galva ganėtinai adekvatu, kad jums reikės ir pasiaiškinti dėl to panaudojimo, nes dienos pabaigoje jūs peršovėt žmogų. Savo kovinius ginklus ir kitas apsaugos priemonės rasit Getbekse. Ate.